Tai sveiki visi klajūnai. Šiandien mes turim penktadienio vakarą. Biškį energijos trūksta po darbo savaitės. Bet rytoj yra šeštadienis, klajonas diena. Taip, Laimuti? Taip. Tai bandysim judėti su žiurkike. Ką mes čia turim? Reikia užpilti benzino, nevažiuoti be benzino. Žiurkė stovėdama benziną suvalgo. Antifrizo bakelį pripilėm benzo. Supratau. Tik žiūrėk, ne pro šalį brungus. Aik, tu savo. Mes lengvų kelių nesirenkam. Nu, matau jau. Čia gal tau palaikyti kažką tais. Be pagalbos nieko. Dar žiūrkė mūsų tiek daug benzino nemačius. Kolonėlė bus už akademijos. Tai gal davažiuosim. Jeigu lenkimų nebus, tai davažiuosim. Bus kolonėlė Statoilo juk depo. Aš geresnę parinkau. Lengvų kelių nesirenkam. Čia varva iš tavęs ar... O dabar? Vis tiek. Nu, nesvarbu. Geria. Žiūrkykė. Skaniai. Nieko, mes rytoj taip darysim, taip? Mes rytoj kultūringai darysim. Nu, tai bet šitaip. Kultūringai, bet šitaip. Tai. Kaip gargaliuoja čia viskas. Įdomu, bakas nekiauras. Kaip pilną pripilsim? Nežinau, bus matyt. Dar pamatysim rodiklę atlipusią nuo apačios. Jau senai begulį. Jau seniai begulį. Tai čia pirmas, ne pirmas bendrai, jau buvo 5 litrai užpilta. Dar suomiškas benzinas degė. Ar iš kur čia jinai parvažiavus? Suomi. Lašink. Ir antifrizą irgi. Dar 3 lašai antifrizą, matau, yra gal supilk. Supilk. Tai gerai, šios dienos planas yra tiesiog pasiruošti rytdienai, gal kažkokie švaros darbai, kažkokius daiktus įsimest, o rytoj nuo pačio ryto į kelionę. Tai varomės žiurkikę lauk ir jinai gaus švaros procedūrų. Gaus dulkių siurblį, gaus panelės valiklio ir visų kitų kremukų, kas priklauso mašinytei. Jėzu, kokią dulkiną. Nuplau dar ją. O į plovyklą kokią nors tilpsim įdomu. Nu, bus matyt. Gražuolė. Pradedami švaros darbai ir jie prasideda nuo stiklo valymo. Kažkas užrašė numerį kažkokį, bet čia ne tavo telefono numeris, ne? Čia kai mumis policija areštuos už kokį nors prasižengimą, tai žinosim savo numerį 762973. Atsiminkit. R. Nu ką. Lengvų kelių nebūna. Ne, resursų švaistimas aš čia matau. Valas puikiai. Žiūrėk, tas langas permatomas pasirodo. Galvau, čia kaip tankė reikia sėdėti. Nu, puikiai. Gal palik 762. Bet koks skaičius, ane? Bet koks skaičius. 762. Paskambink man vakare, jei tau liūdna. Ar nereiks mums Dzūkijos miškose kažkam skambinti, kai mes liūdėsim? Bet gal neliūdėsim? Nu, gal ne. Aš gal nubrauksim, jeigu sugėsim. Ilgo traliuko numerį telefono reikia pasiimti. Va čia reikia užsirašyti ralo numerį. Ar tiesiai ant priekinio stiklo. Pareklamuoti, kam reikia tralą. Tiksliai. Gal kas nors nori pasireklamuoti mūsų filmukę ir gali mus partempt paskui, už pigiai nemokamai, damokant mums ant kuro. Tarkim, į mėnesį po kartą. Ja, į mėnesį po kartą. Iš skirtingos Lietuvos vietos. Gerai, ką? Langai bus nuvalyti, reikia eiti prie vidaus švaros.
Pereisim į salono švaros darbus. O čia dar yra visko. Visko, kilimėliai štai kokie. Nu, šį čia dar reikia suklijuoti. Klijų yra, toj sutvarkysim. Smėliuko. Man atrodo, kai grįšim, čia jau bus daugiau. Nu, bet išvažiuoti bent jau reikia švariems. O žiurkė švarus gyvūnas ir ne? Mūsų žiurkė švarus gyvūnas. Gal ne žiurkė, gal jūros kiaulytė, tos tai švarios. A, jūros kiaulytė švarios? Nu, gal čia ir jūros kiaulytė? Bet charakteris kaip žiurkė. O čia jau mes kelioniai pamatysim. Na, mes jau matėm vieną kartą. Tai ten tik proba. Ten ir turėjo tai būti. Supratau. O tai po kilimėlių nesiurpsi? Tai pirmą reikia kilimėlį nusiurpti. A, nu gerai. Nu ką, dar vidus laukia. Vidų biškį pasivalėm. Panelės ir apdailas. Biškį pasiklijavom. Reikės dar čia prasisiurbti. Laimutį, prieš siurbiant vidų reikia vieną aksesuarą įdėti. Išjungt siurblių. Va, štai, šitą. Coca-Colai. Pasižiūrim, ar tinka. Šito aksesuaro galima ir siurblį išjungti. Tai reikia, prašau, suteikit garbę. Tai, selekta. Čia jisai kažkur turi. Koks viskį Coca-Cola. Kas čia yra? Ai, Coca-Cola. Tu grafinas. Teisingai. Ten yragi specialiai keturkampo skylės. Būtent grafinas šitas tikrai skirtas Coca-Cola. Dar lipduką galima išklijuoti. Tai padarysim. Gerai. Einam pažiūrėti, kaip tinka. Čia vienas iš svarbiausių pasiruošimo darbų. Benziną užsipilti ir grafinai susimontuoti. Nu va. Nu, važiūrėkim. Čia dviem grafinam vietos yra. 3. 3 net? Va. Tai kurį komplektuojam per vidurį gal? Pažiūrim, kur tinka šitie fužerai. Grafinas tai Pradžiai pabandom. tinka puikiai. Eina savo. Idealiai. Nu, ne. Pažiūrim į čia. Į šitus. Manau tas pats. Ah. O čia siečka. Tai kas čia iš tokių mažų taurių geria? Nu, Reikia ką, kabliukus daryti? ne, tai reikia skambinti Mindaugui, kad atvažiuotų su šlifoklių skylės tas padidinti. Mesgi taigi tūrio, tai Lengvų kelių nesirenkam. lengvų kelių nesirenkam. Kas čia dabar taures keisti? Nu, bet mes Čia, galime čia skambės. Nu, tegul skamba. Gerai, vienas dalykas sukomplektuotas. Einu atnešti dar kitus į komplektą daiktus į likusias skylės. Kai visi Čia matai, dar buvo neaišku, kokio. Grafino stiklainiukai, podeliai šitie Coca-Colos vietoje, tai neskambės, nes visi gražiai sutilpo ir nebejuda. Tai turėsim gerti tiesiai iš grafino, kad Taip, neskambėtų. dabar kiti grafinai. Bet čia aš turbūt prasiskaičiau su tūriu, nes pagal skylės diametrą čia litrinis. Litras Coca-Colos turėtų būti. Nu, va taip atsiranda patirtis. Gyveni ir mokais. Gerai, duokit tą šiukšlę, sutvarkom. Viskas, galima siurbti. Dabar jau. Aš jau pabūsiu. Ta prasme, ne su siurbliu siurbt, o siurbt. Coca-Cola siurbt. Gerai. O, Ką radai? turime ir kitų grafinų. Tai čia praeitą kartą šitus naudojom, tai dabar šitą dėl to atnešiau. Gerai. Galima siurbt. Laimutį. Paskui dar man Passatą prasiurbsi. Vėliau, kai limuziną išsiurbsim. Gerai. Tos jau atskiro atlygio. Gerai. Ir sakant, Coca-Colos butelis. Tai turėjau pasidėjęs.
Ir negerai, tenais negerai. Kur čia? Jo. Čia kilimėlė atskirai. A. Eina savo, jau sulaužė. Viskas gerai. Dabar kilimėlis. Limuzinas ir kroksai. Labai svarbu. Buvo. Mada tik išėjo. Labai svarbu. Dar eglutę turi kabot. Kabo, ne viena, na kartą pirkom, matai, kad čia kvepia. Nu, prieš Kai tai, aš atidariau nuo stalčių, žinok, nebekvepia jau. Štai parvažiavo vienas svarbus aksesuaras dar į komplektaciją. Štai kokį suvirino mūsų menininkas su užrašu, kaip priklauso, su užlankstymais kokiais, o čia jinai dar ir sudedama. Eik tu savo. O iešmus irgi pats gaminai, matau, depo gaminai. Senukai. Senukose gaminai? Taip. Nu gerai, žiūrėsim. Nu bet čia šiaip tai labai geras aksesuaras. Naudosim. Nu ką, žiūrkė tikrai jau toj pavirsi jūros kiaulytę. Žiūrkės remontas niekada nesibaigia, net kai jinai yra neremontuojama, o tiesiog stovi. Jin baigtųsi, jeigu prie jos neįtų kęsti. Rimtai? Taip. Nu matyt, tokia karti tiesa. Šiaip aš manau, kad Mindaugas be perdarimų negali iš karto normaliai padaryti. Tai va taip ir atsitinka paskui, kad reikia perdaryti. O laimutis siurbia. Nu bet va, kad turėsime mikroventiliaciją. Dulkiam. Labai gerai. Čia mikro, tai galvoju. Košą kliuosim važiuoju. Nereikėjo net kliuoti, reikėjo patepti silikonų svarstis prie suko. Be komentarų. Nu, izoliacija yra izoliacija. O, depiliacija įvyko. Dabar patiko. Šitą tai reikia įdėti į limuziną. O čia būtinai. Dar VD40 ir tada visus gedimus galim šalinti. Tas, kas nejuda, o turi judėti VD40, kas neturi judėti, o juda, tam izoliacija. Matai, Coca-Cola fužerai sunkiai svers pilni, tai reikalingi atlikti papildomi sutvirtinimo darbai, bet kad kažkaip tavo samarėzai neima, čia matau. Čia grąžtelio reikia gal pradžioj. Tai su grąžteliu, Rūtė. Jau jaučiu. Kažkas, Mindaugai, nesiseka tau? Neina reikia. Ploną grįžtelį. Turi ploną atnešti? Kažką turiu, nežinau. Kur? Mašinų? Ten toj dėžutėj turi būti. Einu, pažiūrėk. Dėlė graštas neima. Eit pažiūrėti, ar kitoj pusėje neišlindo. Medvaršį tai ilgesnį dėja, kad... Tai gal vis dėlto atnešt? Kur buvau radęs didelį? Ne. Dėsim knėdę. Knėdė. Bus... Pažiūrėk, bagažinėj knėdiklis. O kam jis čia reikalingas? Atnešk. Tai bet tada nebus varžtų išlindę kitoj pusėje. Nu, tai neįdomu. Tai šios dienos darbai baigti. Žiūrkė važiuoja į guolį miegot. Mes irgi einame miegot. O rytoj į klajonę. Labanakt.
Tai labas rytas, klajūnai. Šiandien išaušo puikus gegužės šeštadienis ir mūsų žiurkė bėga į aikštelę. Apsirengimo stiliukas, aišku, turi būti atitinkamas. Štai aš pats irgi jau pasipuošęs. Ir jau renkasi pirmieji klajūnai, kurie irgi kartu važiuos. Einame juos apsižiūrėti, kaip jie apsirengia, kaip jie pasiruošia. Labas rytas, klajūnai. Labas rytas. Labas rytas. Koks jūsų stiliukas šiandieną bus? Visai toks baisiai gražus. Baisiai gražus, pasižiūrim vieną poną, taip, yra pagrindiniai. Pilvo įtraukt? Nebūtinai. Grandinėlės yra, visa kita, batai, palauk. Ne lakierkos. O lakierkos kur? Va, kokius reikėjo. Aš iki pusės. Tai va. Nu tai čia šitas pasipuošęs, tai panašu, kad vairuotojas bus. O keleiviai, pažiūrim, kas per keleiviai. Siemku turi, o jei randu. Ja, ką yra? Pala, ramiai. Važiuot pasiruošęs? Jo. Jei vešitės. Nu, aš matau, kad stilius yra puikus, bet mes turim problemą su batais. Šiaip tai tu su kroksais turėtum būti, ar irgi su lakierkom skaitosi? Su lakierkom. Aš Adidas tapkės turiu. Turit Adidas tapkės? Duok čia. Reikės perfilmuoti. Gerai, ką, važiuojam į pirmą pasiėmimo vietą, dar keletą klajūnų ir nuotykiai prasideda. Tu atidarysi savo galą ar ne? Ką, pirmieji metrai, kilometrai, einam pas vairuotoją paklausti, kaip ta mūsų žiurkė važiuoja. Jo, šliaužiu. Taip. Labą dieną. Labą dieną. Kaip jums sekasi, sakykit? Nu kaip čia tau pasakius, teko ilgus autobusus, sprinterius vairuot, Bet šitokio velnio dar ne. bet šitas per ilgas pabūtų. Per ilgas. Tai ar stosim pripjaut, ar Ne, nereikia. nereikia? Bet jūs kaip lekėt smarkiai. O, čia vidutinis teisingai. Nu, Bet baudos ne mum. ne mum jo. Visgi tau Lengvų linkėjimai. kelių nesirengam. Jo, lengvas kelias, ne mūsų kelias. Tai va, nu ką, jau nuvažiavom kokius 2 kilometrus Dar važiuoja? ir dar važiuoja ta žiurkikė, dar nieks nesugedo. Jeigu tu mum langus atrakintum gale, Trikinė. Atrakinęs, bet nei vienas. nu tai tada atidaryk kokį kairį, biškį. Dar. O, gerai. A, gerai. Turėsim oro. Nu, o čia kolegos kaip? Puikiai. Puikiai. Gerai, laukiam, kol startinis judesys praeis, girdžiu, fužerai skamba. Ne prieš gerą turbūt. Ne prieš gerą. O gal ir prieš gerą. Nu ką, pirmasis sustojimas. Važiuoja apsisukti. Pirmas apsisukimas buvo pirmas žiedas. Buvo lyg normaliai. Čia mūsų pacanas. Ne, kodėl? Va. Jungiasi į klajonę dar ir motociklai. Jo, nes kas trauks? Jo, kas ištrauks, kai užklimsim? Nors bandysim rišti. Bandysim. Gerai, čia dar miegaliai turi išlysti prieš šitus vartus ir bus viskas okei. O žiurkė matau ten tolumoj manevruoja. Dingo po mane. Ai, ne, va jau duodat bulinkę. Kišau uodegytę. Tai tu neįsijautęs į vaidmenį, tu turi prašyti, kad prideginėtų tau. O turi žiebtuvėlį, o jeigu randu? Štai ir žiurkikė, žiūrėk, parieda. Apsisuko. Lempo šviečia. Va, mirksi, tai čia laimi, specialiai mirksi. Tikiuosi. Štai. O. Net signalas yra. Nu ką, kolektyvas sukomplektuotas jau. Visi lyg susėdė. Tai čia dar vietos liko keleivių paimti. Stok stotelį. Vairuotojas. Žiedas. Vairuotojas pradžiai turi nemažai iššūkių. Supratau, kas tave šaukia. Tilti.
Tai čia bordiūrai neaukšti, tai nieko. Kaip laimutį valdomumas, oversteeringas, understeeringas, kaip čia yra svorio balansas tarp ašių? Pasukamumas pradžiai. Pradžia, ne? Jo. O balansas tarp ašių, kaip? Nejaučiu dar aš čia. Nejauti. Nejauti, ar ne? O kaip sakyt, kai posūkį slaidų įeini, ar su rankiniu, ar per gazą? Su kojiniu. Su kojiniu, supratau. Gerai, gerai. Nu ką, lygtais važiuojam. Atliekamas pirmas lenkimas. Kaip pavyko manevras vairuotojų? Puikiai. Puikiai. Eim kaip bitutė. Eim kaip bitutė, žiūrėk. Net Dar vieną. Audi aplenksim. Ir Opelį. Ir sunkvežimį. Ir Volvo. Čia signalas gitena pačioj. Čia mums puikiai sekasi, klausykit, koks greitis. 100 beveik. Tu išprotėjai. Nu kaip 55 važiuoji. Ne tos skaičius, man atrodo, tu žiūri. Myliu. Nu jo. Nu ką, pavyko? Istorinis įvykis. Istorinis įvykis. Pirmas žiedas apsuktas, pirmieji lenkimo manevrai atlikti, dabar pirmas kuro pilimas kolonėliai, ne iš kanistro. Vairuotojų kaip sekasi? Puikiai, muzikykė groja, saulutė šviečia. Ar kontroliuojat situaciją? O gale kas ten vyksta? Kontroliuoju. Gale žiūrkės remontas nesibaigia net važiuojant, nors čia ne remontas, čia patobulinimai. Turi Roniukas pretenzijų audio sistemai, nori pajungti papildomą žemų dažnių reguliatorių ir tikiuosi jam pavyks. O raudonas koksai, reikia skylutę. Nu čia jau... Dėl kazėsenoje. Taip, patirties turi turėti. Jeigu laimutį pastabdytum, tai jo šikna man atskristų į čia. Su batais, ant sėdinių, vakar valiau. Žodžiu, geriau priekį filmuosiu, nes ten gale kas darosi, tai... Nėra pajungimo. Ruonį yra, pats mačiau. Kurioj pozicijai tada? Neatsimenu, bet tikrai yra. Kiek kuro turim? Pilna. Pilna? Vis dar. Gerai. O, vidutinio greičio matuoklis. Žiūrėk, nevirši greičio. Čia ne mum. A, čia ne mum. Supratau. Čia Mindai. Atvykom į starto vietą Alytui. Čia mus pasitiko kiti klajūnai. Jeigu mūsų žiūrkė paklims, tai va turėsim daug pagalbos, kas mus galės išlupti iš kokios duobės. Tikrai iš. Čia va rimtas dėdė. Šitas tai su virve turbūt išluptų, nereikės nei lebiotkės iš keturačio. Beški tam palopsim. Beški. Mes iš čia visi kartu išvažiuojam? Jo, išvažiuojam visi kartu, jūs turėsit savo maršrutą, šiek tiek... Bet jūs prieš su limuzinu priekį mūsų važiuojat? Mes važiuosim biškį asfaltų dabar iki... Bet dabar iš karto iš šianais. Iš šianais tai maršrutu, bet jūs nusuksit kažkur į Žvyrą, o mes dar važiuosim asfaltų iki Kalvarijos. Jūs pirmie išvažiuojate ir mes paskui jūs. Kaip patogiau. Nu tai taip ir darom. Gerai, gerai. Ir tikslas, kad Kalvarijoje ten prie Kolonkės, jeigu sužėjai maršrutą, susitikti. Tai bus taškas vėliavėlė. Bus Kalvarijoje Kolonkė, jums užsipilat ir išvažiavus iš Žvyrkelį bus vėliavėlė laukti limuzino. Ten stojam, susitinkam, kad bekelę pradėtume visi kartu. Tai va, o čia kolegos visi, labą dieną, labą dieną. Ar padėsit mūsų žiūrkė, jeigu buksuosim biškį ten tose žviruose? Taip, ko turi? Pažadu taip. Jo. O baras pilnas? Tikrai taip. Tikrai padėsit. Padėjėjų daug yra. Draugų nelaimėje nepalieka. Bet kadangi mes nedraugai, tai Išgirdom. bus kaip bus. Bet cepo išžado kai nogas. Dobre! O, dobre, palė! Būtum pasakęs. Pabuka! Ir juodadarbis. Nelaimatytas. Būtum pasakęs, būčiau kepurė, tai aš iš Draugas! Oi, labas!
Čia apsauginis? Kalnas Muhamedo neina, tai Muhamedas užeina. Roniuk, tai tu pradėk prašyti pridegt. Pridegt pradėk prašyti. Nu. Здорово! Здорово! Senai matėmės nuo galvo. Alio. Mes turim pretenziją. Tuoj sekundę. Dabar randamės truputį kairiau Paryžiaus. Taip. Jo. Būsim laiku. Būsim. Taip, viskas bus gerai. Viskas, linkėjimų mamai. Mama, linkėjimai. Viskas. Kutras, tokią momentas grąžinsi? Neškit kompresorių, pučiam pagalvės, ruošiamės bekaliai ir važiuojam. Nes į bekalę važiuoti reikia biškį aukštį pasikoreguoti. Dabar važiavam stilingai, tai biškį lowrideriai. Nu, reikia čiučiut kilstelt. Ir būsim pasiruošę lėkti. Tusi su virvutė. Važiuok, nepučia. Kyla. Taip, vaštuvėlė tikėjau. Atidaryt voštuvus. Nu, žiūrim. Kyla. Nustoja kilt. Kyla. Važiuojam. Čia reikia virvę. Gerai, startas, reikiojamės į startą. Pala, reikia suremontuoti. Ai. Nu gerai, pažiūrim, kas čia bus. Kas čia bus? Žinai patarlė. Sako, jeigu skočas nelaiko, reiškia mažai jo naudoji. Tai jau turiu dar. Ai čia, nu tai buvo 100 metų laikė. Iki šiol laikė. Tik tai kompresorius pavargo. Ką, į startą? Mes paskui jūs. Gerai. Pasilgo tėčio keturračio. Mes irgi pasilgom tėčio keturračio. Palaukiam, kol jie šalmus užsidės, viską. Ne, važiuojam. Išsirikiuos į koloną. Reikia pakeliu kažkas. Coca-Cola geriat? Jūros bangos, vasaros mergaitės, karštos lūpos ir bučiniai, šiltas smėlis, saulė nusileido, vėl karštai mane apkabino. Apšilimas prieš bekelę, Lazdijų, Vingiai ir tie linksmieji kalniukai, kur pašokus nesvarumą galima pajausti. Aha, tai reikia greičiau važiuoti? Nu, aš manau, kad taip. Okei. Jo, va, pažiūrėkit, kokie smagus Vingiai. Ant rankinio. Ar telpi į posūkius? Laisvai. Važiuoju kaip su golfu.
Tai sakai, tik minkštai. Minkštai. Supratau, tai geriau už golfą. Tai nėra galimybė. Pasaka. Motoras gražiau skamba. O, motoras skamba. Golfas kaip taisyklė yra dizelis, o čia yra benzas. V8. Taip. Ir be dujų. Dujų nematęs. Dujų nemačias. Jo. Taip. Pasaka. Pasakėlė. Kiek kilometrų dar liko? 344. Normaliai. O, kur kelias, Aiva? Nuostabu. Laimutė, ar tikrai čia mums reikia važiuoti šitą vietą? Tiesa. Bet ar tikrai čia mums? Mūsų žiurkikė jau nuvažiavo 150 kilometrų ir vis dar laikosi. Tiesa, lyg pradėjo leisti tepalą iš greičių dėžės, bet išsiuntėm pagalbą, kad mum jo tiesiog dapirktų ir kelionę tęsiam toliau. O, koks kalnas! O, minkštai. Tai sustojom pailsėt tokia miestelėje Sangrūda. Mūsų pacanas Siemkas pagliaudyt biškį. Pritupė, pardė yra, pardė va tenai. Rimtai, Siemkų nusipirk. Tu eik nusipirk, aišku. Ir netrukus prasidės jau mum gruntiniai keliai. Pravažiavom jau netoli porą šimtų kilometrų. Žiurkikė laikosi. Tepalus biškį buvo paleidus iš greičių dėžės, bet, nustojo bėgti, ką žinau. Atvažiuos toj mūsų bekup motociklas, os motociklas priveš 3 litrus tepalo. Turėsim atsargoj. O dabar, kadangi keturratininkai šiek tiek trasoje atsilieka, nes mes važiavom asfaltu iki pasienio, tai mes jų dar truputį luktelsim, kad kai prasidės mūsų žiurkiai gruntiniai keliai, kad startuotume visi kartu. O ką, miestelis Sangrūda, gražus, ramus, mes čia biškį triukšmaujam, bet gal vietiniai nesupyks. To iššoksim į tikrą trasą. Žiūrėkit, nukrito, papasakosiu, nukrito žmogui grandinė, užsidėjo, va, tai biškis tepalavo rankas, reikia nuplauti, ir va muilo turim. Coca-Cola, ar ne, naudojat? Coca-Cola viską ima. Eiktų šitas į valą kažkiek. Valo? Kažkiek. O jeigu babutės kompotą turėtume?
Iš burnos purkšk. Žiebtuvėlį dar pridėti reikia. Jo, reikia dar žiebtuvėlį. Turim ir tą. Žiauriai padėjo. Kiek įmanoma, tiek negra. O, pacanas jau turi siemkių? Jei kas kori, pilk. Kaip sunkiai, liaudos. Atpratęs nuo jaunystės. Ne tie laikai. Nu ką, važiuosim, ne? Parūkysim ir važiuosim. O tai netempiam? Ką? Taigi jūs dėjo grandinė. Bet netempsim. Nu, šiaip tai ant stogo galima jį paguldyti. Aš manau, tą motociklą. Galima guldyti ant stogo ir važiuoti. Žiūri bagažinę, O kad ten grandinė dabar reikia kažką atsileisti, ne? Sėskim galą. Nes ant greičio, jeigu numės, tai bus negerai. Aš išlipsiu pareguliuoti. Žiūrkė biškė apsibraižė, apdulkėjo. Krūmiukų papešiojo. Nu, viskas natūralu. Super žiūrkikė laiko. Galvojau, bus blogiau. Bet viskas gerai. Jinai vis dar laiko. Taip, Matai, kes? matau. Puikiai. Mes tai padarėm. Padangose slėgis, matau, nuleistas, bekeliai, viskas sureguliuota. Taigi viskas iš salono. Taip. Super. Pagalba pas vietinius. Tai kas atsitiko, Laimutį, papasako, kodėl čia mes furistus kraustom? Visi gedo. Žiūrkė sugedo? Žiūrkė beveik. O tai kas čia atsitiko, kodėl tos furistus kraustot? Turistam reikia įrankių daugiau vežiotis, nes motociklus legenda. Na, Va, pažiūrėkit, koks grožis atvažiuoja. va. Mūsų žiūrkikė važiuoja, motociklas ne. Lauri, pastrauk. Kaip oro uoste šitas vėliavėlės Laimi, o tu gal pagalvių laidus palikai sujungtus? Ne? Gerai. Viskas atjungta. Gerai. Kaip atjungiau, tai net šakas tėma. Nu, matau. O ten pasarė, nu ką klausėt? O ko jūs ieškot? Mums reikia atsangių, replių, Arba ketvirto rakto, nu, galvos, rakto, atsangių, kažko. Ne. Tokių neturiu. Buvo atsiveržus? Ne, reikia atversti, kad patempti. Na. Jau galima. Tai tu čia po tų Balkanų kalpių nedasitempė iki galo, ar kaip? Tempta buvo paskutinį kartą Čekijoje. Bet jau viskas, jau jai 20 000 praliekus, Na, tai labai jau greit išsitasos. supratau. Ždutė eina. Va, čia reikia skaičiuoti, kiek kartų? 3. 3, tai dabar kitoj pusėje 3. Čia tolygiai turi, nes kitaip. Nei. Aš tokį nežinau. Ne, nu, ta
Niekas tiesiog nieko nėra. Tai va, jau radom. Giliukas gelbė. Ai, Ramapūra? Ne. Kolonėlė mums laušą gelbė. Nu, jau matau iš akies, kad biškį pasitempė, gal gana? Ne. Viskas. Va. Jau dabar jau gana. Jo, ledas. Ačiū labai. Ladas čia. Ledas. Gerai. Ačiū labai išgelbė. Ačiū. Ačiū. Galim važiuoti. Tai ir važiuojam. Tai dabar čia. Ai, tepalo reikia dar dasipilt mum. Einam prie žiurkės. Jo, reikia tepalo dasipilt. Pažiūrėk, kaip ratė, nesistoji, pavažiuok. Lauri, paspaus. Vairuotojo durys atidarykim, vairuotojo durys jau yra parašyta sanka. O, gerai. Ne, nu viskas. Kelionės. Kodėl toks šiltas? Pilsim žiūrkiai tepaliuką, tai šlangos nenupirko jokios? Yra. O, nu jo, čia perspektyvi tokia, matau. Tikrai tokios užteks. Bet tikrai reikia. Nu tai junginėjasi, nu, tai bet litras tikrai nubėgęs bus. Tiesiog per daug buvo. Nu jo, tikrai. Jeigu... Ne, Ir dings bėgi tada ir pusė. yra galimybė ir pilam. Taip, nu taigi sunkiai dabar dirbsta greičių dėžė. Karšta. Aš čia nieko nematau. Nieko nematau. Nu tu kaip tu nematai? Reikia dabar, reikia mums pasidaryti įrankį. Mums reikia padaryti skylę, kad įtiltų tą šlangutę. O čia neišsitraukia, tu atsuk pasižiūrėk. Aš jau matau pagal pakelį. Tai gali šitą per pusę. Ai va, šitam skylę padaryk ir pilk su šlangutė, bus paprasčiau. Tau prabėgs pro šoną, bet nereikės tučinieko konstruoti. Bet mums reikia dabar pirmiausia šlangutę ten kišti. Kas mums moka gerai kišti? Mindaugas? Mindai, vienbalsiai. Taip, Mindaugai, kišk. Nenudek tik tais. Karšta, iš tikrųjų žiauriai karšta. O kam tu šitą darai? Nematau skylės. Aha, o ten va giliai kažkas. Paskui pamirši užsukt. Koks skylutė padarys? Matai jau? Bet pas mano žmoną arčiau. Čia reikia komentuoti. Tu jam su matuoklė parodyk, kur ta skylė. O, iš pats matuoklė parodys. Nėra, dingo. Nėra, dingo skylė, užako. Nu būna kartais, tai būna. Nėra. Tai jau praktiškai taip. Skylė yra. Nebematau aš. Na, tau visada sakė, kad per greit baigi, tai dabar ilgai pili, taip? Taip, pabandykite. Gerai. Nu, visai gal ir gausi, žiūrėk. Suvarvintą litriuką. Bet tai rankos kaip dar tavo kvepės, susitepęs būsi. Ką tu galėt arba chūrų veiksi? Slidžiais pirštais. Ką? Taigi 21 amžius. Na. Nu taip. Ai, jau praeit. Ai. Neaptaškęs negali jisai. Nu ką, važiuojam toliau. Aptarnavimas padarytas, motociklo, žiūrkės. Galim lėkt toliau.
parktronikų išlipo. Akmuo. Čia akmuo. Jo, bet parktronikai kiek važiuoja. Tai kai prezidentą veža iš šonų bėga. Tai štai, privažiavo. Mainam. Važiuok. Banglenktininkas. Čia sako, mes pramokau. Pokštaujam. Pramokau. Klajūnų klubas. Oi, tai ką manot, hebra? Nu ką, nu? Pokštaujam? Važiuojam, va. Kultūringai pramokaujam, nu. Kultūringai sakot. Taip, nu, žiūrėk, va. Ar tikrai? Vaikstam rapsų laukai. Tai pažintinė kelionė, susipažįstam su rapsais. O šitas ką? Kažkaip šiaip pro šalį važiavom turbūt. Kad prisiplakė. Apatonos, Ne, ačiū. Po kiek? Po kiek kepta duona? gabaliukas 5 centų. A, brangu man, brangu. Ačiū, nereikia. Kuro reikia. Eik tu savo, kiek čia. O dieve. Eik tu, načiur. Jau galiu uždaryti. Pala, ištraukė. Tu kad jau kyla pas tave vėl per naują. Eik tu, načiur. O, kvepaliukai yra. Kaip skaniai čia kvepia. Aš tai galėčiau filmuoti ir filmuoti, paspindė pečio upės. Eik tu savo kaip dulka. Jėzau, šalmą paduokit.
Keturatininko ar motokroso? Motokroso jau čia, man atrodo, su snapeliu tą. Likus 10 km iki tarpinio finišo, mūsų žiurkikė likus 10 km iki tarpinio finišo nutarė pritūpt. Nuostabu. Nu, pabandysim atgaivinti, reanimuot, elektrošokas. Nu, mes savo žiurkiai taip lengvai numirt neleisim. Atreanimuosim toj. Einam pasižiūrėti, ar kas nors vyksta. Niekas nevyksta. Vyksta? Ar ne? Kyla. Pagalbė gal. Nelabai kyla, ne. Šitą pusę tai lygtais, kad ne? Šitą tai ne? Nope. Pagalbė stoga našau. Ta kyla? Ne. Gerai. Nu ką, reikės atjungti dabar tą pagalvę, kad prisipūstų bent šitą. Aišku, einam dirbt. Nu, kadangi žiurkikės galinė pagalvė susprogo, vieną prisipūtėm. Nu, tiesiog neatlaikė. Tai mes dabar visi svorį persimetė į patį priekį. Ir į dešinę pusę. Tai va, meiliai važiuojam. Liko 8 kilometrai, tai... Jau net mažiau bišį gal? Jo. Tai kaip sako klasikas, čia negedimas. Jeigu savo hodu davažiuoji, reiškia negedimas. Tai panašu, kad finišuosim šiandieną. O rytoj nauja diena, kaip... Taip. Rytoj nauja diena. Taip. Būsim visi iš poryto. Tai va, tai čia mes susigrūdę, meiliai, svorio balansą palaikom, tik tai turim vieną buožę. O buožė va. O va čia va jisai. O va jisai va čia va. Dešiniai pusėj. Taip. Gal jau Nu ką, čipčiukų? Gal tik... lekiam finišo link. Aurimai, ką? Tai ką, kolegos klajūnai, šiandien mes su žiurke jau tarpinį finišą pasiekėm. Likus 10 ir 11 km žiurkė nusprendė biškį nevažiuot, susprogdino vėl vieną pagalvę, vienas šonas parkrito, bet finišuot mums šiandien pavyko. O rytoj bandysim padušką pasikeisti, nes va, viena pusė yra pakilus, va šita va yra pripusta, o ana pusė sukritus. Tai rytoj bandysimės ją pasikeisti ir judėti link finišo. O dabar mes jau atvykom į nuostabią sodybą, ten mūsų namelis apačioje, kur linksminsimės ir vakarosim. Tai gero vakaro mums visiems. Štai kokį namelį mes turėsime. Kubiliuką irgi. Eisim nuplaut kelio dulkes. Nuostabi aplinka. Bus geras vakaras. Židinukas. Va.
Jau kelio dulkės vienas ir plauna. Davai, nukeliam tada. Eik, Ruonį, nerk. Kaip vandenukas, Mindaugai? Visai? Bet geras. Supratau. O čia? Nu va, viskas puikiai čia. Matau. Kelio dulkės bus nuplautos. Aha. Pasižiūrėk temperatūrą prieš šokdamas. Ai. Lietuviškai. Atsiprašau, karšta. Tai kelio dulkės jau nuplautos. Pradedam po biškį polsiaut. Eisim jau šildytis. O čia jau reikia kurt ugnelę. Kursim ugnelę ir gaminsimės maistuką skanų. Štai, prašau, Aurimai, tau dinamito. C4 čia plastidas, dėk 300 gramų turėtų užsikurt. Šitas namelis. Kuo? Tai trenk ir turi sprogt. Palauk, kai atneši. Visi rūkantis blemba, o... Sprogo. Sprogo. Visi rūkantis, bet pridegt nėra kuom. Viskas jau, gana, ne? Jo, man, čia padariau, kad nereikia šito. Įsivaizdavau kuo. A, supratau. Gerai. Štai ir mūsų prometėjas. Prašau, užkurkime. Pirštus tu jam degink. Dabar mėsą čia tiesiog įdėt su to slovikų krašte ir... Ir iškeps. Nu, ir iškeps. Oi, kaifas. Kultūringai ilsimės. Taip, labai. Kada pokštus krėsim? Kai Coca-Colas atsigersim. Supratau. Jo. Rimviskai atvažiuos, tada prasidės pokštai. Tas pats maršrutas. Nu, pagaliau davažiavo ir kiti kolegos klajūnai. Nesikeikiam dabar. Barbara Streisand. Tai einam lenteles įteiksiu. Tiesa, va, išsiaiškinom. Taip. Liepalingyje šiandien diskotekos nebus. Labai pergyvena močiutė. Tai ką mes tą limuziną pasiėmėm tada? Mes ir sakėm, kad čia taip neprasisukti. Sakė, kas? Ne, tai sako, gal druskininkus važiuokit. Kodėl aš turiu atsakyti už visus? Laikų mūsų ten pasieniečiai va taip darė. Kas pakartot? Ir taip darė. Tas kaip darė. O dokumentus turėt? Gerai, kad Labiausiai kliuvo tai Giedriui. Nes tas okinukas. Akinius pasiėmiau. Sau kas jis? Sakau, nu, va. Ką reikėjo sakyti? Tai yra Lenkas ar Žas Negras. Tai mes ir aš jam rodžiau, sakau, žiūrėk, kai jisai skambina, kas pas mane. Kočias ką reiškia? Ką? O čia man šitą. Čia aerodinamika. Čia draugas sakė, visos dulkės kyla tau per čia. Sako, užsikliavau, galiu tau užsikliavau. Galiavo skočiau, gal namie tai reikia, va. Jisai pribėgo, užkliavo ir vis tiek. Nieko. Bet aš ją... Pusę turėt. O kas per gedimai buvo? Taip ir nesupratom. Susitaisė savaime kaip limuzinas. Ištraukėm saugiklius, pamakalavom saugiklius, sudėjom atgal, tada neveikė siurblys, vėl ištraukėm, pamakalavom, užsiveikė, pavažiavom gal kokius 1,5 kilometrų, nustojo veikti
užpykom, bet jau buvom atmušę sistemą. Atbėgo vėl tas, kaip jisai, tos Malodieckas, tas kitas Aurimas, ne tas, kaip Aurimas. Vėliau. Jisai veiklus, jisai tik su pincetu, sako, Aivarui, tai jeigu tai bus, tai sako, nebūs žiūrėk, kad nebūtų kaip pas jį, sako, tepalo užtep, su kompresorium užpūs. Kontaktus. Ir veikia. Sakė veiks, bet aš taip nedarysiu. Nu tai kas beliko, hebrytė, einat po lentutę. Einam prizus. Einam lentutės Ir greičiau užbaigiam formaliją dalį ir Einam, kubilas jausmas, kad jūs čia stabdė. išjungiam kameras ir einam pokštaut. Aivariuk. Bet jūs geną užskaitėte. Tai. Aš jum ralį suorganizavau net. O mes jį laimėjom. Supratau, super. Kur? Šula sakė, net nevažiuosiu. Nes sako, tie jau pradėkė, aš sako, tokio laiko nepadarysiu. Ir sako, Supratau. šiandien aš nevažiuosiu. O jūs peškom ėjote, ne? Ne. Nu kaip be 2 minučių 8 į Maksimą bonkos pasiimti. Pešiom trasa ėjot ir aplenkėt žalą. Panašiai. Taip. Kaip sako, svirkalinam. Laimutį, tu lenteles padavinėsi, aš pirmiausia, už praeitą pakatuškę yra Mindaugas, ramus Mindaugas. Kur? Kvieskit ramų Mindaugą. 20 km imk. 20 km imk. Baisiai gražus. Baisiai gražu. Tai Mindaugai norim pasveikinti, baisiai gražu tave. 20 km, tai nėra mažai. O. Sakant, tai prašau. Ačiū tau labai. Tai Kas- čia buvo praeita kelionė. Kas dar Palai- baisiai gražus buvo? Va šitas buvo baisiai gražus. Baisiai gražus buvo šitas. Taip. Kur aš baisiai gražus? Nu, kai važiavom iki Jonavo ir sprogo pagalvė. Jau tu dabar baisiai gražus. Čia dar. Nu, tada kai tavo kostiumas sugrįžo. Baisiai gražus. Kai sprogo kostiumas. Baisiai gražu mes turime. Barvainį. Barvainį dar turim. Taip, taip viršu aš. Barvainis baisiai gražus buvo. Barvainis. Baisiai gražus. Viduj. Ir Dar aš. turim baisiai gražų kestą. Taip, palauk, Sveikinam. apsuksim kamerą, va, kad matytųsi. Baisiai gražus. Sveikinam, ačiū. Prašom, sveikinu. Ačiū. Priimu. Taip. Aš baisiai gražus. Tai va, tai mes dar turėjom vieną durnį pas mumis tokį rimtą. Išskirtinį. Išskirtinę. Jis save vadina intravertu. Kas tai? Jisai sugalvojo išvažiuoti į kelionę. Taip. Vienas. Mūsų žinios. Vienas, be mūsų žinios su džipu. Kažkur tai į Rumuniją. Ne visi žinojo. Aš nežinojau. Tai va, už tokį bairį gauni išskirtinę lentelę. Gerai. Gaunu. Sveikinam. Ačiū. Įveikos intraverto kelionę. Ačiū. Niekam to nelinkiu. Ačiū. Nu ir Kokia ką mes lentelė? šiandien turim? Baisiai gražu čia, turbūt egis dar turėjo būti. Ai, dangolytė, dangolytė. Gražus man nereikia, man šitos reikia. Baisiai gražu. Jinai atvairavo, jai. Šitos Čia reikia. mano, aš ją pasidėjau čia. Man šitos reikia. Tai mūsų išgelbėtojai vairuotojai. Žiūrkės vairuotoja. Žiūrkė vairavo gražiai moteris. Žiūrkė vairavo. Mes jau sveikinam. Ir ačiū tau. Žiūrkė vairavo. Kai žiūrkė vairuoja graži moteris, mes turim žiūrkė dzūką. Ne, kai žiūrkė vairuoja. Žiūrkė dzūką. Sveikinam tave, žiūrkė. Kaip žiūrėkit, tai priimsiu. Jisai nuogas, kad kostiumas nesprogtų. Tai va, su ta žiūrkė dar važiavo, ne? Kas važiavo? Vėlgi Mindaugas. Vėl? Antrą kartą? Vėlgi Mindaugas. Tai kaip sakant, už žiūrkikę. Pritruks ko? Nepritruks, nes turėjo daugiau važiuoti. Tai va, tai žiūrkės šitos kelionės važiavo dar ir keturatininko. O tai aš palauku žiūrkę, tai negavau. Aš intravertą gavau ir baisiai gražų gavau, o žiūrkę. Tenka tau. Gerai, viskas gerai. Truks lentukė. Aš sakiau, kad truks. Taigi pas... Ką mindė, jis alkoholikas galėsi. Kaip bebūtų, vis tiek su žiūrkė važiavo dar ir keturačiai. Jie turėjo būti mūsų pagalbos komanda, tik biškiai atsiliko kažkodėl trasai. Sveikinam lenkiuką. Mes jau Prošai bardzo. Mes turėjom trasui lietai slinkt. Tai va, važiavo Rimis. Darbas strasiant. Taip pat važiavo Mindė, lentelių rinkėjas. Ir važiavo kas? Kalviukas. Aivarai, čia tau. Ačiū. 3, 2. Tai kaip ir baigėsi lentukės,
Sėdam į limuziną ir varom į Druskininką, į Liepalingį. Ir Į diskoteką. Ir dar važiavo, taigi Kestas. O, važiavau. Taip. O laimutį? Na, va, sveikinam Kestuką dar įveikus ne tik intraverto, o su žmonėm normaliem įvažiavus. Prašom lentukę. Kelionė buvo sunki ir nepakartojama. Ačiū. Jo. Ačiū. Nu jau baigiam. Nu ką, oficiali dalis baigta. Jungiam Tuo išjungiu kamerą. Rimvi, gali pasileisti dar plaukus prieš kamerą. Ne, jau, gana jau. Nu tai gerai. Išjungiam. Jau išjungiau saugu. Apknisau. Pagalbiniam reikia tam avariniam, kuris... Tu, Aivarai, jau šašlą vėluoji kept maždaug 40 minučių, taip kad greičiau eik. Apėkės. Iškvietėt pagalbą, bet pagalbos pačiai reikėjo. Nu ką, keturratininkai finišavo kiek pavėluotai. Renkasi daiktus, eis praust kelio dulkių. Ir paskui ir iš išorės, ir iš vidaus plaus dulkės. Kol dar nesutemo, manau tas dulkės ir nuplausim. Eisim kept mėsytę, žarijos iškurentos, viskas paruošta. Bet tai va, keturratininkai, turėjo maršrute važiuoti kartu su mumis, kad padėtų žiūrkiai, jeigu paklimtume ar kažkur sugestume. Bet kažkaip šį kartą maršrutas juos darė negailestingai. Ne, šiaip viskas gerai, bet mes gedimai du buvo tokie. Nu, pas mus buvo 4, nesiskūskit. Net dabar sugedus, vėl pagalvė iššovė. Vėl ta pati? Per kalniuką danguolė šoko ir... Ta pati? Jo. Nežinau, kas dar ten atsitiko, rytoj reikėjo žiūrėti. 10 km likus iki finišo. Žiūrkė pradėjo grasinti. Iš greičių dėžės tepalas pasipylė, biški laistėm, biški... Linkolnas, jo? Jo. Normalu viskas. Ne, nu tai aišku. Tais metais taip paė. Jo, bet šiaip labai puikiai davažiavom. Ne tai kaip jūs. Šiaip tai dulkių jo, daug. Dulkių tai buvo, tu pamatytum, mes viduj mašinoj buvom ne ką švaresni negu jūs. Tai sakė, kad tam langai neužsidaro, ne? Ne, tai langai užsidaro, kai nori, bet kad šilta viduj, žinai, užsidarius. Važiuojant ant 10 km per valandą, saulėje laukose be vėjo, biški šilta juodoj mašinoj. Ne, pundiškį nereikia? Ne, mes ją išjungėm, išmontavom, pardavėm. Ne, pas mus šiaip tai viskas gerai buvo, bet gedimai ir 1,5 valandos muitininkai suvalgė. Šypsojos, labai gražiai šnekėjo, daug istorijų papasako, mes jiem papasako, bet jie tempė laiką, kol Tai jiem... technikas patikrino visus Jie tiesiog dirba savo darbą. Čia Baltarusijos pasienyje, ne? Jo. Bet Giedrius sako, tik pasieksim, pamatysi, sako, pasivys. Tai mes pasivijom jūs. Tu jas pasivijai, ne? Jo, aš tik varau. Tik tai žiūriu, kažkoks džipas, galvoju, kaip čia, kaip.
Gelbėkit mane iš čia. Gelbėkit. Kas čia šnapšta? Kaip įmanoma ilsėtis? Gelbėkit. Tai mūsų žiurkygalis grįžo į bazę. Buvo tam tikrų iššūkių, kaip sakyt, bandė ir pagalvę susprogdinti, ir tepalus iš savęs išleisti. Bet vis tiek davažiavom. Biški kreivas šleivas. Va. Pasižiūrėkim. Šita pusė vėl parkrito, susprogdino vėl pagalvę. Tai grįžom jau su mažesniu ekipažu, kad svoris būtų mažesnis, bet parvažiavom. Tai laukia vėl remontai. Pasižiūrėsim, kame čia yra problemos, kodėl mums taip darosi. Lygtais atrodo, kad visas priežastis jau pašalino, bet vienaip ar kitaip rodo dar žiurkikė savo kaprizus. Nu, bus matyt. Bet ši 2 dienų klajonė įvyko puikiai, nuotykių apturėjom, gero laiko irgi apturėjom. Žmonės buvo nustebę, kokiuose keliuose mūsų užtikdavo, kai reikėdavo prasilenkti su medžiotojų visureigiais ir visais kitais automobiliais, miško, laukų keliukais. Būdavo iššūkių, bet žmonių akis buvo irgi didelės su tokiu automobiliu prasilenkinėti. O toliau ką? Lazdijose vyko ralis, patekom dar ir į ralio trasas. Nu, jos dar nebuvo uždarytos, bet pavažiavom į ralio trasom. Nuotykiai puikus. Posūkius labai smagu laukuose daryti 90 laipsnių kampu, kai yra molyje traktoriaus išaustos provėžos. Bet mūsų žiurkygalis, kaip sakyt, visas kliūtis įveikė sėkmingai. Nu ir savo kojytėm, savo ratukais grįžo atgal. Biški pažeistas, biški pamuštas, bet tuoj pat varom į angarą, keliam ant donkrato, žiūrim, kas pasidarė, atstatom, kraują perpilam, kepenis persodinam ir žiurkė, manau, dar lėks. Va, tai važiuojam žiūrėti, kas jai pasidarė. Greitis nebedega. Nebedega, susitvarkė, ar ne? Galvojom, kad jau ir stabdžiai dingsta, nes užsidegė stabdžių skysčio lemputė, bet matyt pajokavo žiurkikė. Važiuojam į angarą, žiūrėti, kom jai galim padėti, kad dar galėtų bėgti kelyje. Taip kaip pagalvoji, tas limuzinas jau buvo miręs. Jau turbūt galvojo, pateksiu aš į rojų, į limuzinų rojų, kur visi klientai švarūs, malonūs ir važinėsiu amžinai danguje. Bet ne, dėja limuzinas pakliuvo į Lietuvą, į mūsų nagus ir mirt mes jam neleisim. Nu, bent jau artimiausių metų. Manau, kad jisai galvoja, kad geriau būtų patekęs į pragarą. O gal jam irgi smagu? Perkūnas čia žino. Matysim. Matysim, ką jis dabar mums parodys ir pasakys apie šitą kelionę. Štai donkratas. Tuoj sužinosim viską. Nu ką, vėl keliam. Dabar slėgiai gal biškį reikia nuleisti iš anos paduškos, kai keli. Ir ar tu donkratą gerai užstatėjai? Nes kažkaip tais man taip netrodo. Nežinau, ant kanto? Ne. Taip, į rimtą vietą dėk.
Gerai, keliam. Pasibaigė klajonė, prasideda remontas. Tada vėl prasidės klajonė, tada bus vėl remontas. Smagumynai. Tai pagalvių jau turėsim tuoj visą kolekciją. Visokiausių, kokių tik nori. Tiesos akimirka artėja. Biški dulka matau. Kaip ką tik buvo imta. Va. Nenubrauk buferio. Šito? Nu, šito jo. Šito. Biški nusivalėm purvus ir rūdis. Gerai, čia dabar reikia uždažyti ir va šita vieta, kai limuziną presuosim, šita bus vieta mažiausiai pažeista korozijos. Visas limuzinas bus supuvęs, bet ta vieta bus nauja. Bet čia tikriausiai vakar valyta, nors ir šiandien turėjo pasiekti. Tai čia vakar valyta, jo. Šiandien, kad net negirdėjau nei karto, kad būtų pasiekę, kai svoris sumažintas. Greičiau, nu įdomu, kas ten yra. Netinka, va suktukas, būtų suktukai tiktų, tai būtų greičiau. Nu, labai jau tu ten kuities. Nu, rodyk man pirmam. Žiūrėk, pagalvės savo vietoj. Fu! Tai kas tai čia dabar atsitiko? Nu, pabandyk išimt. Jinai truputį iššovo. Va, štai kažkur leidžia. Kažkur apačioj leidžia? Va. Kur? Viskas aišku. Lėkštutė. Lėkštutė per aukšta. Jo. Į lėkštutę jinai pasiekė. Viskas aišku. Tai per duobę tada, va, kai kalė, ten palaboštuvų nenuplėš, tik tai Tai va atjungti. stengiuosi. Kur aš jūs matau? Viskas aišku. Nu ką, tobulėjam mažais žingsneliais. Tobulėjam mažais žingsneliais, konstrukciją reikės dar pataisyti. Viskas aišku, lėkštutė per aukšti kraštai. Daug atsuktavo. Tai čia nedidelė bėda. Būtum vakar pasikeitę. Nu. Reikės kviesti Mindaugą su dildę, tą lėkštutę biškį padildžiuot. Gerai. Išsiaiškinom konstrukcijos Šiltos kaladėlės. šiltos. Išsiaiškinom, kaip sakyt, konstrukcijos netobulumus. Turėsim daryti dar namų darbų. Ir sekantį kartą gal jau bus viskas gerai su šita pusė, tada kita pusė. Gal grįšim kitą kartą. Jo, gal jau grįšim kitą kartą visi. Tai gerų klajonių klajūnai, iki pasimatymo kelyje, kaip sakant, nu, mes einam daryti namų darbų ir ruoštis kitą mėnesį. Kitą mėnesį, nežinau, ar tai su motociklais gal jau reikia pasivėžinti. Žiūrkė, tegul pailsi, gal jau su motociklais išlysim. Gerų klajonių, susitiksim kelyje. Štai, susiūsim. Laikys.